Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas šias tai pirmas sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu jūs tapti mano kanalo nariais ir taip padėti man augti ir tobulėti ir paremti mane. Tik tais 1,99 € mėnesį, bet man labai daug ką tai reikštų, jeigu galėtume tapti kanalo nariais. O šiandien aš jums turiu paruošusi nediduką Sheino haulą. Ir pradėsiu Sheino haulą nuo prekės, kuri man labai gaila, kad nepasisekė dydį taikyti. Tai aš šitą prekę parduodu, tad jeigu kažką sudomins, kas žiūri šitą video ir atitiks dydis, parašykite man į Instagramą ir galėsiu tikrai jums parduoti, išsiųsti, kur reikia. Ir tai yra batai, bet to kaina 19 € jų. Ta prasme, yra tokie batai, aš labai jų norėjau, bet palei dydžius perkant rašė komentaruose, kad reikia pirkti didesnį ir be to yra čia parašyta tai buvo, kad 39,5 europietiškas dydis, kinietiškas 41 dydis. Bet čia tiesiog yra 41 dydis, nes mano koja yra 30-40, taip toks miksas, tai 39 ir 5 būtų man perfekt, kaip turėjo būti, bet man čia grinai yra keli centimetrai atšokę jau. Kai mėginau įsidėti koją, tai čia tikrai 41 tiesiog išmera. Tai kas turi 41 koją ir domina šitokie bateliai, tai parašykit man į Instagramą, aš juos parduodu, tikrai galėsiu išsiųsti ir kažkas gal panaudos, nes šitokie, kur ta pakelta platforma viena ir man labai gražus tie batai ir kai buvau įsidėjus, tai jeigu būtų tikras dydis, koks reikia, tai labai patogus, nes jie žiauriai lengvučiai, ta prasme, visiškai lengvučiai. Tai aš tokių batų norėjau, uždarų ir vasarą, ir pavasarį, ir rudenį, čia gali su jais vaikščioti laisvai su kojinė. Tai jo, žodžiu, labai gaila, kad nepasisekė šitas pirkinys. Galvoju, gal jeigu iš tos parduosiu, gal tiesiog užsisakyti savo dydį, bet iš tikrųjų net bijau tada, kokį dydį reikia sakytis. Bet to žiūrėjau, visi tie mažesni dydžiai yra išparduoti. Tai ir šitas liktais jau dydis buvo išparduotas. Tai nežinau, ar jų iš vis dar bus tokių, bet jo. Su dydžiu visiškai prašoviau, labai gaila, nes labai faini batukai, bet jo. Taip, juos parduodu, be to parduodu juos ir Vinted esu įdėjusi, tai jeigu ką, kažkur čia uždėsiu, kaip aš Vinted vadinuos, nes iš tikrųjų nežinau. Su Vintedu pirmą sykį bendrauju, tai nežinau, kaip ten kas vyksta, kokios ten turi būti nuorodos tą kanalą, bet šiaip man rodos, aš Vinted užsivadinus tiesiog esu Gerdaris irgi. Tai jau ką galite pažiūrėti, pakol kas parduodu tik šitos batus ten, bet jeigu kažką sudomino, tai tiesiog tiesiai galite man į Instagramą gerda.ris parašyti ir aš tikrai jums juos išsiųsiu. Bet to, jeigu norite, galiu kažkokį pridėti raštelį, jeigu kas nors mane žiūrite kaip fanai, galiu kažką prirašyti, siunčiant kokį nors kaip ačiū parašyti už tai, kad žiūrite mano video ir kad perpirkote šitos nepavykusius batus iš manęs. O toliau ką turiu, tai turiu kitus batus. Ir batus visiškai nepalei sezoną, bet su šitais atitaikiau dydis kaip tik man. Tai džiaugiuosi, tiesiog pamačiau šitos batus ir tikrai nebūčiau pirkus, jeigu nebūtų buvę tokia akcija. Aš šitos batus, nusipirkau už 6 € tik tais. Dėl to, kad tiesiog nuėjau į puslapį batų ir paspaudžiau, kad rodytų nuo pigiausių, numestų, žodžiu, reikėjimas būtų pigiausi ir tada brangiausiai eina į apačią. Tai prie pigiausių buvo tiesiog daug žieminių batų. Ir kiti ten tokie buvo paprastesni, nefaini, tokie truputėlį tokio stiliaus, kur, nežinau, gal labiau vyresni žmonės mėgsta. Bet tuomet pamačiau, kad yra tokie matiniai, pakelti irgi su platforma, ugai. Ir galvojau, 6 € čia visiškai, ta prasme, dylas žiemai nusipirkti, dabar nusipirksi, turėsi žiemai. Ir ten nebuvo beveik likusių jų, aišku, nes tokia kaina, tai gal kiti irgi užsiperka, bet aš galvoju, aš irgi pasigrėpsiu. Tai pasigrėbiau žiemai batus ir sakau, čia labai jie šilti, vidus šiltas, iš visų pusių pašiltintas.
Ir kad va, tokia platforma, aš labai norėjau tokių ūgių, nes turiu tuos su paprastom platformom trumpučius, o dabar turėsiu va, tokius. Tai žiauriai šitas dalykas užskaitytas ir atitaikiau, nors šičia, aš dabar galvoju, koks dydis šičia buvo. Šiaip 9 parašytas, nežinau, ar 9 yra 40 ar 41, bet aš irgi ėmiau, kad didesnius, bet šitie atitiko, kad jie pamažinti, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Anie tai nežinau, kodėl rašo, kaip sakant, patys jie rašo, kad atseit euro dydis 3,9 ir 5, nors iš tikrųjų yra 41, kaip sakaisi, taip ir yra. Tai labai nefaina, kad anas dydis netiko, nes norėjau turėti abu batukus, labai norėjau. Bet gavosi, kad dabar turėsiu tik tais tuos žieminius, o nuosakau, arba netyčia išeis kažkur kitur gal gauti, gal kai ieškau humanuose, kaip sakant, galima manifestuoti, kad tokius batelius norėčiau rasti. Aišku, nerasi tokių gal, kaip naujų, bet gal kažką panašaus įmanoma rasti. Va, šitas pirkinys labai pasisekęs, tie bateliai, sakau, tik dėl dydžio nepasisekęs, nes patys jie man, sakau, patinka, gražus, bet dėja negaliu jų nešioti. Toliau dar turiu 2 nagučius priklijuojamus. Tai pirmą gal parodysiu šitos, nes pirmas iki taip ateina nagučiai įdėti į popierėlį tiesiog. Tai turiu išimti, kad parodyti, kaip atrodo tas dizainas. Tai jo, ir šitos nagučius aš, man rodos, 30 centų už juos sumokėjau. Aš uždėsiu čia kažkur kainą, kiek sumokėjau šitos nagučius, nes tiesiog irgi nuėjau į nagų puslapį ir paspaudžiau, kad atrodytų pigiausius viršui. Ir šitos išmetė ir man visai gražus pasirodė dizainas, toks vat prancūzas su tais ir tom širdutėm čia taip gražiai. Tai gal dėl to jie ir yra pigesni, kad jie ateina ne dėžutėje, o ateina tokiam maišelyje. Bet šiaip tai viskas gerai, yra tų nagų čia kiek priklauso. Nežinau, gal reikės dažniau taip prieš padarant užsakymą nueiti tiesiog į puslapį nagučio ar dar kažko, ko reikia. Ir užsidėti tą reikiavimą, kad viršui rodytų pigiausius ir gal galima ir batų kaip pasisekė rasti ir nagučių kaip pasisekė. Nes kiti nagučiai čia, kur parodysiu, irgi lygiai taip pat kažkiek centų kainavo. Ir šitie jau atėjo viskas normaliai dėžutė, bet irgi kažkodėl nesimato gerai. Tai irgi pigiai labai, tai kaip sakant, net neapsimoka, atrodo, tų tada brangesnių, ką reiškia brangesnį eurą su biški. Bet jeigu gali rasti ir už 2 centų nagučių, tai iš vis čia pigiau grybo, kaip sakant. Va, tai toks su rožiniu prancūzo galiuku. Ir šitie labai bus patogus, nes tokie grinai to patogiausio ilgio bent man. Nors man ir patogus šitie, kur tokio ilgio būna. Dėl to gal, tiksliau, aš prie formos esu labai pripratusi, tos migdolų formų, čia vadinasi liktais. Tai kai pripranti prie tos formos, tai ir patogiausiai jie būna. Ir dar šitam užsakymą buvo, sakiau, močiutės kaimyniai tokios lempas, uždėsiu čia nuotrauką, į baseiną. Tai kam įdomu, labai gerai šviečia ir gražiai keičiasi spalvos, nes pagalvojau, kad neparodžiau, nes jau atidaviau tam žmogui. Bet tikrai, kas turite sodus, ar turite kažkokius prūdelius, ar ten kažką išsikasė, tai šitokie, kur plaukėja, jie plaukėja ir kaunasi nuo saulės baterijos ir vakarais taip šviečia gražiai, keičiasi spalvos, tai žiauriai gerai atrodo. Ir mes patys turime savo kaime prūdelį. Mano mama yra tokia iškasusi baseiniuką, kur bėga ten fontanas ir visa kita. Tai irgi turim tų šviesų ir žiauriai gražiai atrodo. Tai čia visiems, kas turite sodybas ir panašiai, rekomenduoju pasižvalgyti išeinę tų visokių saulę kraunamų baterijų šviesyčių. Labai gražiau yra tų lempų tokių visokių irgi spalvotų. Yra girliandų, kurios irgi pasikrauna nuo saulės baterijos. Žodžiu, labai daug šeiniai gerų yra su saulės baterijom dalykų. Tai tikrai rekomenduoju ten pračekint ir galit rasti
žiauriai kaip pasipuošti savo sodus, ar kaimus, ar dar kažką, ar šiaip namus. Tai kiti tiesiog mieste, kad ir gyvenant, galite pasipuošti kiemus. Tai jo, toks mano šį kartą labai trumpas Sheino haulas. Tai dar kartą sakau, jeigu sudomino bateliai, parašykit man į Instagramą, aš galėsiu su jumis susisiekti, bet to jeigu iš Šiaulių esate, tai kur nors galėčiau atvažiuoti paduoti jums tos batelius, jeigu norite. Ir tiek būtų, tai būtinai nepamirškite, palaikinti, pasubscribinti ir paspausti tą varpelį, kad visada pamatytumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūs laukiu. O dabar iki, geros jums dienos!